Tai labą dieną, Daivute. Kaip tau sekasi? Ačiū, neblogai sekasi. Neblogai. O kodėl negerai? Ačiū, gerai, labai gerai sekasi. Nu, gerai. gerai sekasi. Gerai Viskas sekasi. tvarkoja. Ar džiaugiesi prisijungus į šią kompaniją, į šią komandą? Taip, džiaugiuosi ir labai laukiu savo siuntinuko, tada po siuntinuko jaučiu, kad daugiau džiaugsiuosi. Taip, tikrai galiu užgarantuoti 100%, kad džiaugsies tikrai siuntinuku, nes kompanija yra tikrai nereali. Taip aš visą laiką miniu, visų kompanijų produktai, visos kompanijos yra geros, bet reikia žmogui ieškoti ten, kur yra natūraliau, ne? Pastaruoju metu mes vis dažniau sustojam pagalvoti, kiek daug mūsų namuose, pavyzdžiui, visokios chemijos, ne? Nu, vat, tu, ne? Namų šeimininkė, su mažu vaiku, biškiai skirtinis vaikas, berniukas, tai jau labai daug ką duoda. Ir tikrai norėtųsi, aš manau, kad kuo mažiau būtų chemijos namuose, nes tu labai dažnai tvarkaisi. Pavyzdžiui, aš atradau produktų liniją, nuo kurios tikrai man yra wow. Tai yra švarūs ekologiški sprendimai. Be jokių kalų tokių daug neišbandžius, bet laukiu irgi siuntinuko, turėtų greitai ateiti. Šitoj kompanijoje yra gerai, kad pastoviai produktus galima įsigyti tada, kada tau reikia. Nereikia ten kažko tai, žinai, kaupti, nes labai greitai pristato į namus ir tų produktų užtenka ilgam laiko tarpui. Lankstumas ir galimybė dirbti, rinktis, kada dirbti, grinai tavo sugebėjimu, tavo laiko turėjimu. Niekas ant galvos, pavyzdžiui, nelips. Darai, kada nori, kiek nori, kaip nori. Bet yra komanda, kuri tau visą laiką išties pagalbos ranką, bet kokiais klausimais tu gali kreiptis ir tau bus suteikta visa informacija. Apie papildus aš galiu tiek pasakyti. Aš jau vartoju 5 kapsulę, jau išgėriau Fine kodą. Ir žinokit, tikrai nemeluosiu, bet tikrai po 5 kapsulių aš jau jaučiu kažkokį tai vidinį paprastumą, gerumą. Aš nežinau, dar negaliu pasakyti, kas čia vyksta, bet kažkas jau vyksta. Nu ir prie to pačio be abejo aš geriu CBD kapsulės, tas hemp, oil kapsulės, jos man sutvarkė šiek tiek miegą, nes aš kažkaip tai moku susipykti su miegu. Moku susipykti su miegu ir aš nebemiegu, supranti? Ne, čia juokais, bet aš tikrai susipykstu su miegu, nes būna miegu gerai ir ir viskas, aš galiu nemiegoti parą, 2, ir tai nėra, kad aš ten vaikščiau, žinai, tokia, ne, atrodo viskas normaliai ir tos, energijos, bet į 3 parą pas mane jau pasidaro toksai, žinai, kaip, noriu miego, bet negaliu ir kodėl aš nemiegu, supranti, ir tada jau tokia kaip panika pasidaro ir galvoji, gal čia kas nors blogai, gal čia pas gydytoją reikia eiti, ir savaitę laiko jau hemp oil kapsulę suvartoju, žinok, miegu labai fainai. Taip, aš prabundu naktį, pažinai, į tualetą ar ką, bet aš iš karto atėjus į lovą, atsiguliau 5 minutės, manęs nebėra, supranti. Ir, kadangi jau tu, Daivute, žinai, kad man yra problema su petėjim, ir žinokis, jama šiek tiek skausmo, hempa, ne, CBD, kanabės, čia mes visi žinom, tik tiek, kad čia yra labai labai išvalytos tos yra kanabės. Ir mes visos ieškom, kur geriau, kaip sako, žuvis ieško, kur giliau. Ir niekam nepaslaptis, kad ir tu, ir aš, mes nebegalim be tinklinio marketingo turbūt, ar ne? Mums reikia to veiksmo, kaip aš sakau, mums reikia to veiksmo, nes jisai toksai kaip užburiantis yra, supranti. Ir dėl ko, pavyzdžiui, kartais gali žmogų kilti klausimas, jinai buvo toj kompanijai, toj. Visos kompanijos geros yra. Ir visų kompanijų produktai yra geri. Tik tai ne visiems visi produktai tinka. Bet aš skaipiau taip, jeigu dirbdama tą patį darbą, kaip konsultantas, kaip partneris, pats perki savo produktus, ane? Ir tu juos vartoji, ir tu gali žmogui suteikti informaciją, kad tas produktas tau padarė tą, ir šitoj kompanijoje dirbdamas tu gauni geresnį atlyginimą nuo to, ką tu darai, negu kažkokio tai kitoj kompanijoje taip pat, pirkdamas produktus, juos vartodamas, kalbėdamas žmonėm, tu uždirbi 3 kartus mažiau. Tai normalus žmogus pasirenka ką? Pasirenka ten, kur žmonės daugiau uždirba. Taip ir apie samdomą darbą, ne? Jeigu tu ieškoti samdomo darbo, pavyzdžiui, tau pasiūlo tokį pat lygį darbą, ne? Tik kitoj kompanijai. Vienoje kompanijoje tau moka 300, pavyzdžiui, ne, už, kad ir būtų kokį kliniką, ne? O kitoje tau 500, tai kuriai tu eisi? Aišku, kur daugiau apmokamas. Tai, bet darbas tas pats. Taip ir su tinklinė rinkodara. Darbas tas pats. Tu jį turi atlikti taisyklingai, gražiai, kultūringai, elegantiškai, be melo, be falšo. Todėl mes ir su Danute darom tos atsiliepimus ir tu, kai gausi savo siuntinuką, labai paprašysi padaryti ar bendrą, arba kaip mes šiandieną su tavim dviese, kad irgi pasakytum atsiliepimą be jokių pagražinimų, o iš širdies, taip kaip yra. Nepatiko kava, pavyzdžiui, kaip man, nepatiko ta kava, tai ką aš dabar galiu daryti, nepatiko, o gal to jinai labai patiks, supranti, čia vėlgi yra toks dalykas.
Tai va, apie produktus galbūt ir tik tai tiek, tai dabar pakalbėkime apie tą vadinamąjį uždarbį, apie tą marketingo planą. Čia nėra jokių įsipareigojimų. Čia, kaip jau minėjau, dirbi savo ritmu, kiek gali, kiek sugebi, kiek nori, kiek leidžia šeima ar ten kažkas. Tolbu, kad dabar ateina tas šventės, tikrai mes visi būsim kažkur pasimetę, su šeima, su draugais ir taip toliau. Bet iki švenčių mes dar turim laiką, mes turim padirbėti. Tai va, marketingo planas būtų toksai. Jeigu tu nori būti aktyvus partneris ir gauti iš kompanijos viską, ką jinai duoda, o jinai duoda labai labai daug, tikrai yra visokie bonusai ir nuo to, aš pasakysiu biškiai apie tai toliau. Tai va, norint būti partnerių aktyvių, reikia kiekvieną mėnesį padaryti užsakymą už 50 PV nemažiau. 50 PV priklauso nuo produkto, gali būti, vidurkis 80 eurų, gali būti ir 75, aš žiūrėjau, gali būti ir 95, bet maždaug gaunasi plus minus 80 eurų. Bet čia yra labai fainai. Į tos asmeninius PV įeina mūsų klientų PV, nes kiekvienas produktas turi savo PV. Klientui tai PV nereikalingi. Tai klientas yra tas žmogus, kuris užsiregistruoja palei tavo duotą linką, per tavo paskyrą apsiprekina ir visi PV, nesvarbu kiek jisai ten turi, 20, 30, 50, 100, o gal 200 tų PV, tai visi eina tau. Ir nuo visų tų PV tu gauni tą atlyginimą. Ar supratai? Taip, puikiai. Bet jeigu, pavyzdžiui, atsitiko kažkas gyvenime, tu negali tų 50 PV per mėnesį padaryti. Nieko tokio. Tu 3 mėnesius būni vis tiek partneris. Niekas savęs neišmeta iš karto iš partnerio, ne? Būna visko gyvenime, kad neturiu pinigų, ar ten išvykau kažkur ir man nebeiki to ir aš pamiršau padaryti užsakymą. Ar ne taip? Tai čia nieko irgi tokio, tu visą laiką gali sugrįžti. Noriu gal 3 mėnesius nedariau, 4 mėnesį pasidariau ir vėl tu toks pat lygiai teisis partneris, tik tai tiek, kad tos 3 mėnesius tu nieko iš kompanijos negauni. Kitose kompanijose biškai būna kitaip. Tai va, dabar taip, jeigu kuri komanda nuo kiekvieno pirmos linijos komandos nario, tai yra partnerio, tu gauni, kai jisai padaro už 50 PV ir daugiau, tu gauni iš karto į savo dovanų sąskaitą 5 eurų. Bet neišėni iš to 5 eurai tau nukrenta. Tu darai savo užsakymą, tau irgi 5 eurai nukrenta. Nuo užsakymą. Į dovanų sąskaitą. Paskui pakalbėsiu apie tas sąskaitas. Tai va, reiškia, nuo kiekvieno pirmos linijos ir kiekvieną tą etapą, kiekvieną tą mėnesį, kiek tu turėsi pirmoje linijoje partnerių. Ir kai jie tik pasidaro 50 PV ir daugiau, tau iš karto krenta automatiškai 5 eurai, ne už nieką. Į tavo vidinę dovanų sąskaitą. Gerai? Labai puiku. Turi klausimų? Puiku. Ne, neturiu, viskas labai aišku. Keliaujam tada toliau, ar ne? Aš šiandien pasakysiu tą minimalumą, kad neįsigąsti ten visų tokių, ne, sakykime. Tai va, apie tos pasakiau, dabar va, mes esam, pavyzdžiui, naujokai. 3 mėnesius iš eilės naujokui galioja tas turbo pakas, kuris kainuoja 290 eurų. Jis yra labai gerai, bet čia sakau, čia kiekvieno vėl reikia, perki, nereikia, neperki. Kas ten yra? Ten yra labai labai daug kompanijos produktų, kuriuos tu gali nusipirkęs tą turbo paką, išbandyti daug. Vat vienu metu gavai tą didelę dėžę ir tu atsisėdęs, bandai ir namų valymo visus, ir veido, ir visas šluostės, ir visa kita. Ir kas dar yra labai gerai? Jeigu tu įsigyji tą turbo paką, kompanija, kaip jau minėjau, yra labai dosni, tai tau iškart nuo to turbo pako į tavo tą vidinę dovanų sąskaitą 200 eurų bats. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu už tą, kurio vertė yra apie 400 gal ir daugiau, tu sumoki tik 90 eurų. Čia yra iš vis wow. Supranti? Paskui tu iš tos dovanų sąskaitos gali, tau reikia tos 50, 80 tu pasiėmė ir tau nereikia savų pinigų naudoti. Taip, tos 290 tuo metu reikia turėti. Čia niekas, bet užtat ir duoda ne per pirmą mėnesį, o per 3. O per 3 mėnesius gal tu užsidirbsi, gal tu jau turėsi iš kažkur tų pinigų. Teisingai? Taip. Tai va, bet sakau, čia nėra privalumas. Jeigu įdomu, užeini į savo ofisą, pasižiūri, kas ten tam turbo pakė, nusipirki, jeigu neįdomu, arba, kaip jau minėjau, per 3 mėnesius nesusirinkit pinigų, viskas ok, vis tiek tu esi lygiavertis partneris, eini dirbi, užsidirbi toliau. Taškų jokių nėra. Procentų jokių nėra. Kaip yra kitose kompanijose, pavyzdžiui, 4, ten 2, man atrodo, 8, 12 ir taip toliau. Čia nieko nėra. Čia važiuoji. Ir jeigu tu pasiekiai per tą mėnesį
750 PV tu palipi vienu laipteliu. Bet čia ne tavo asmeniniai, čia grupiniai tie yra. Komandiniai, sakykim. Tai jau palipi vienu laipteliu aukščiau. Paskui yra antras laiptelis, tai ten jau reikia padaryti 1500. Bet sakau, jeigu turi komandą dirbančių partnerių, tai nėra daug. Nu ir taip toliau, lyderis, man atrodo, yra 3000 PV komandiniai. Tai va, nu bet iki to mums dar toli gražu, ane? Nors ką gali žinoti. Nu kaip man atrodo ir viską pasakiau. Ką pasakiau? Viskas tvarkoju, viską pasakiau, bet pamiršau pasakyti, kad yra tik tai 3 mėnesiai. Ane? Po 3 mėnesių jis nebegalioja, jau tu skaitaisi nebe naujokas. Bet, čia buvo labai svarbus dalykas, nesvarbu. Va, bet jeigu tu per 1 ar per 2 mėnesį pasieki 200 savo asmeninių PV, tau turbopakas nebegalioja. Nes tas turbopakas ir turi 200 PV. Nu, čia jau sakau, čia žmogaus tokia psichologija. Nu, tai būtų kokių klausimų turi? Kad nelabai ką turiu, tik labai norėčiau turbopako. Labai gera mintis. Nu, tai tavo šansai. Reikės kalėdų senelių paprašyti, kad iš anksto dovaną atneštų. Kodėl iš anksto jisai gali atnešti ir kalėdom? Aš kuo greičiau tuo geriau gauti. Taip. Ai, nu atrodo kaip ir viską, pasakiau. Taip, klausimų nelabai ką yra, tik džiaugiuosi, nes kad prisijungiau prie šios komandos, prie šios kompanijos, nes Greenway man labai reikalinga kompanija dėl to, kad yra natūrali, ekologiška, o mano sūneliui būtent to reikia. Tai va, tu kaip sakoma, tu padarai labai ryžtingą ir protingą žingsnį ne tiek dėl savęs, kiek dėl savo artimųjų, va tai sūnelio, ir ne tik taip. Taip, ir dėl savęs, bet aišku, mes mamos visą laiką galvojam apie vaikus. Mano vaikai jau dideli, aš galvoju apie anūkę. Nu, va taip ir yra pas moterų, pas vyrų biškį kitoks, žinai. Va tai pirmas laitelis, kaip sakiau, tų procentų nėra, nieko nėra. Pirmas laitelis tai yra S1, 750 PV visos komandos ir pasiekus šį laitelį gauni 3% nuo grupinių PV. Antras laitelis tai yra S2. Va kaip jau sakiau, 1500 grupinių PV ir gauni 6% dar prie viso to, prie visų tų. Nu ir kaip sakiau, trečias laitelis yra lyderio laitelis, jau čia tampi lyderiu ir tada reikia va tų 3000 grupinių PV ir tada gauni dar plus 12% nuo tų grupinių. Bet sakau, va, ant kiek yra kompanija dosnis, kai tik tu apsipirkai, tu gauni, ane? Tavo va pirmą eilę prisipirk, tu vėlgi gauni po 5 eurų. Po to nuo tavo tos pirmos linijos gauni dar grupinius tos, ane, PV, va, kaip sakiau, va. Ir sakau, jeigu tu turi, pavyzdžiui, 5 normalius, stabilius partnerius, kurie dirba, tai tas, nu, dirbi ir užsidirbi. Kiekvienas laitelis duoda papildomą procentą, kuris kelia mus aukščiau ir aukščiau. Bet kaip sakau, ir tu pati Daivutė žinai, kad dirbsi, turėsi, nedirbsi, neturėsi. Ir tas toksai dalykas, kur jau dažnai eina, kad oi, aš prisiregistravau prie tos kompanijos, ten kažkokios, ne? Ir aš nieko negavau. Esi girdėjęs iš tinklininkų tokį dalyką? Iš milijonų ir iš patys savęs, kai pradėjau, bet dabar supratau, kad sėdėsi, nusikrapštysi, nieko neturėsi, reikia dirbti, kad tu dirbti. Nes registracija tau nieko neduoda. Tik tai va šitoj kompanijoje yra pliusas, kad nėra jokių absoliučiai, ne už 1 eurą nėra jokių startinių paketų, supranti? Ir jeigu, pavyzdžiui, tu prisiregistravai ir 1, 2 mėnesį nieko nepadarai, 3 mėnesį nieko nepadarai, nieko kompanija nedaro, tik tai tu išeini iš tų partnerių į klientus, viskas. Nu, ir tu čia turi teisę rinktis, tu gali už 20 PV nusipirkti, tu gali už 10 PV nusipirkti, supranti? Nėra tokių, kad privalai, bet taip sakau, norint būti aktyvus ir gauti visą tai, ką kompanija duoda, tu turi pirktis, bet yra čia produktai tokie, kad negali jų nepirkti. Supranti? Taigi baigėsi viskas. Vat, pavyzdžiui, vitaminai. Šį mėnesį aš nusipirkau vitaminus, ne? Kitą mėnesį man juos vėl reikės pirkti. Ir tie vitaminai kaip tik turi 51 PV. O, prašau, 75 eurų, viskas. Jeigu man daugiau nieko nereikia, o vitaminų tikrai man reikia visą laiką ir kiekvienam žmogui reikia, ar ne? Nu tai va, prašau. Nu, ir nereikia šimtais tenais įbrūdyti kaip kitose ten kompanijose, ne? Kad ten reikia šiek ne už 5 štukas nusipirkti, kad tu kažką pasiektum. Čia nėra to. Čia yra ekologija, natūralumas ir bombiniai produktai. Va sakau, Daivutė, tikrai pasipasakotum, aš noriu va tų emocijų, kaip aš va emocijas, aš apie tą galiu, aš apie va tą veido dulksną galiu. Aš dar negavau siuntinuko, jau madva. Noriu greičiau jį atsidaryti. Aš irgi laukiu to, ypač to pirmo siuntinio, aš laukiu jo.
Aš visų dabar laukiu siuntinių. Aš jau 3 laukiu siuntinį. Mano ir klientai užsisakė, jau irgi siuntinį, žinai, irgi laukiu, ką jie pasakys. Bet to, vat kaip tu to pirmo, aš taip laukiu. Man iš vis norėjusi pažiūrėti, kas, kaip, ką, kur, dėl ko, žinai. Tai va, sakau, tikrai. Ir sakau, visiems sakau, junkitės būtent į šią kompaniją, būkite sveiki. Valykit sveikai savo namus, pirkite vaikučiams, mes turim irgi vitaminų, pirkite vaikučiams ekologiškus, natūralius vitaminus, kurie tikrai yra geri. Pirkite tos visus namų tvarkymo, visus šluostes visas, visus tos priemonės. Viską pirkite ir būkite sveiki ir tuo labiau tausokim savo gamtą, nes jau mūsų gamta tiek ant žmonijos yra supykusi. Pati Daiva, žinai, gyveni Airijoje, tu matai, kas darosi. Tu labai sena Airijoje, tu turėjai pastebėti, kad prieš 20, prieš 15, netgi prieš 10 metų tokių orų nebuvo. Tu pasižiūrėk, kad pasaulį darosi, va čia dėl to ir daro, tai, kad nėra ekologijos, kad žmonės daro šią. Taip. Tai Daivute, ar turi kokių klausimų, ar jau nebeturi? Ne, jau nebeturiu, viskas labai aišku, viskas. Tik tai dabar lauksim siuntinuko, o tada klausimų gal ir bus. Būtinai. Tai ačiū Daivute už šį nuostabų pokalbį, tada laukiu tavo žinutės, kai gausi pirmą siuntinį, kai jį atidarysi, pauosysi, pačiupinėsi ir tada pasakysi, Jūrate, pasikalbėkim. O jums visiems gražios dienos. Ate.